Neuroedukacija tiek mokytojams yra kaip pagalba padėti vaikui išlikti žmogum bet kokiom situacijom. Iš mokytojų refleksijos dominuoja, kad aš sustiprėjau, aš tarsi pailsėjau, aš atsigavau, aš atgavau jėgas, įgijau daugiau pasitikėjimo savim. Neuroedukaciniai metodai tai yra priemonių rinkinys ir metodų sankaupa, kad mes kiekvieną dieną keistumėm savo požiūrį, mąstyseną, elgseną ir jį koreguotumėm. Ką gali padaryti mokinys ar mokytojas, tai kiekvieną dieną duoti savo galimybę jaustis geriau, bendrauti lengviau, jaustis reikalingų, svarbių ir savo vietoje. Metodų matau daug, tas pats gal pasakos rašymas, šokis prisilietus delnais, atstumimas, pritraukimas žmonių. Labai daug dalykų atsiveria naujai, tu juos lyg žinojai, kažkur girdėjai, bet ant savęs nebuvai išbandęs. Tai dabar yra laikas tiesiog morališkai pastiprėti, emociškai pajausti ir perteikti tai kitiems. Tai mano širdis džiaugiasi, kad šita programa čia gyvens.